Sveiki atvykę į mano kanalą ir šiandien pakalbėsiu apie Fuji X-T5. Fuji X-T5 kamerą apžvelgsiu iš dviejų aspektų, kadangi aš ne vien tik tai ir fotografuoju, bet ir filmuoju. Pradėsiu šiaip nuo tokio kaip dramblio kambaryje, tai yra autofokusas, būtent jo efektyvumas daugiausiai kelia klausimų, ypač tie, kas galbūt ir neturėjo patirties su Fuji kamerom anksčiau. Kalbant apie Fuji fotoaparatą, ypač fotografuojant su X-T5, tai praktiškai nejaučiau skirtumo lyginant su mano naudota Canon R6 kamera. Autofokusas veikia labai staigiai, labai tiksliai, seka akį, greitai fokusuoja. Galbūt filmavimo atveju yra šiek tiek sudėtingesnis dalykas, kadangi reikia pasirinkti atitinkamai geresnius fokuso nustatymus pagal filmavimo situaciją, bei atsižvelgti į objektyvus naudojimus. Aš pats asmeniškai įsigijau du objektyvus Fuji, tai yra 35 ir 56, bei Viltrox 13 mm. Ir mano turimi Fuji objektyvai turi tokį kaip focus breathingo efektą. Ir norint išspręsti šią šiek tiek problemą fokusuojant, tai aš tiesiog sumažinau fokusavimo greitį, jog jisai taptų sklandesnis. Ir kitas galbūt niuansas, kad paskutinio atnaujinimo 3.01 X-T5 kameros tai atsirado tokia kaip tracking fokuso funkcija, kuri tikrai dar atsilieka nuo Canon, kadangi jos sekimas kaip ir veikia, bet nesugeba išlaikyti pastovaus fokuso. Tai geriausiai, tarkim, šiuo atveju filmuojant veidą, kalbant į žmogų, tai naudoti tiesiog airiąją sekimo funkciją su akių sekimo opcija. Kol kas patikimiausiai veikia filmuojant veidus, o su trekinimo funkcija galima visai neblogai naudoti iš šono filmuojant kažkokius objektus, bet reiktų jau tikrai kontroliuoti fokusą, kamerą. O papildomas dar toks kaip ir mygtukas back focus, kurį visai dažnai naudoju, tai jisai šiaip dar padeda greičiau suvesti fokusą. Tai su šitais keliais niuansais įmanoma, manau, susidylinti ir visai turėti neblogą autofokusą tiek ir filmavimo režime. Ergonomika ir valdymas tai yra vienas iš svarbiausių niuansų, dėl ko būtent pasirinkau Fuji Film X-T5 kamerą, kadangi jinai turi atskirus mygtukus skirtingiam nustatymam ir mane tai tikrai sužavėjo. Todėl netgi man šita X-T5 kamera yra žymiai malonesnė ir artimesnė negu X-H2S Fuji kamera, kuri šiaip neprilipo nuo pirmos dienos taip kaip X-T5. Fuji Film simulacijos ir tai yra viena iš unikalių Fuji kameros savybių, kurias turi tiek X, tiek GFX serijos kameros. Tai nėra kaip ir paprasti filtrai, kuriuos gali uždėti panašiai kaip telefono ar kažkokia redagavimo programa. Šios simulacijos tai yra sukurtos pagal Fuji seniau kurtų juostelių modelius. Jos suteikia galimybę išgauti vaizdą, kuris yra artimesnis juostiniam fotoaparatui, ir su naujausiu 5 kartos Fuji procesorium yra net 20 skirtingų simulacijų. Jas derinant dar su papildomais nustatymais galima sukurti unikalius spalvų receptus. Ypač yra patogi programėlė Fuji Weekly, kurią naudoju šiai receptų paieškai. Ir nors ir galima bandyti panašius efektus pasiekti redaguojant, tarkim, su tokiam programom kaip Adobe Lightroom, bet jos vis tiek nepriliks tam jausmui, kai padarai nuotrauką ir gali iš karto matyti rezultatą,
ir džiaugtis šituo rezultatu, tai vien tai man labai imponavo būtent Fujifilm sistemoje. Tai ypatingą dėmesį norėčiau skirti YouTube kanalui Pal2Tech. A big deal because you're going to be seeing a lot of this camera on this channel, so I'm going to be turning it on for the very first time right now. Tai yra super atsidavęs kūrėjas, kurio turinys skirtas Fuji sistemai. Jis sukūrė daugybę puikių ir informatyvių video įrašų nuo bazinių kameros nustatymų, kai pirmą kartą paėmė į rankas, iki kitų daugybės niuansų, ir tai labai daug reiškia, manau, Fuji bendruomeniai. Pabaigai norėčiau visiems padėkoti, kurie žiūrėjo šį video iki galo. Norėtumėt daugiau panašaus turinio, tai rekomenduoju prenumeruokit mano kanalą, paspauskit patinka po šio vaizdo įrašu. Tai labai pakelia motyvaciją, kur daugiau tokio turinio. Taip pat dar noriu padėkoti RCA Foto už pagalbą įsigijant Fuji techniką labai geromis kainomis, ir man iš tiesų jie labai padėjo, kadangi aš galėjau ne vien tik tai įsigyti Fuji techniką, bet taip pat ir parduoti savo turimą Canon įrangą. Tai jeigu šiuo metu ieškote įsigyti naują fotoaparatą ar norit galbūt parduoti savo turimą, tai rekomenduoju susisiekti su jais, kontaktus įdėsiu epizodo aprašyme ir susitiksim kitam epizode. Iki.